Labas rytas. Prašė pasakyti, ką grojau, bet turbūt niekam nepaslaptis, ką grojau, labiau paslaptis, kodėl. Aš grojau nelabai šventišką atrodytų kūrinį, bet aš pagalvojau, kad Bėkit bareliai kaip tik iš vienos pusės atskleidžia tą Čiurlionio parašytą tiesą, kad mūsų senosios liaudies dainos tai tarsi brangus marmuro luitai, iš kurio ateities genijai sutvers nemirštamus meno šedevrus. Ir iš šitos mažytės, paprastos rūgių kirtimo dainelės Čiurlionis tarsi sutveria visą mūsų lietuvišką civilizaciją. Tai, kas prasideda paprasta, švelniai tekančia, vos girdima tarsi melodija, tampa dideliu himnišku kūriniu. Taip ir su Čiurlionio pripažinimu iš palengva, neskubant, po truputį per 150 metų susikopė tas didysis, galingasis pripažinimas. Tai dėl to ir pasirinkau būtent šią dainelę kaip ženklą, kad tą 150 metų mes vis dėlto gražiai kaupiam savo kultūrinį aruodą ir šiandien galime jo džiaugtis. Tai dabar jau per ilgai, bet vis tiek pristačiau, ką grojau. Paplokim. Sveiki dar kartą, sveiki atvykę į Čiurlionio namus, kuriuose, kaip supratot, mus pasveikino šeimininkas. Man noris tikėti, kad girdit mus esantieji ten jau ir kitame kambaryje. Sveiki, ačiū, kad rodote liuksus, ačiū, kad girdit. Tai girdėjom, aišku, kad supratot ir žinot Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų direktorių, pianistą, Čiurlionio provaikaitį. Jisai dabar pabėgo, bet mes vis tiek jam dar sykį taip paplosim. Roką Zubovą. Ačiū labai ir įvedė mus. Čia mes jum, Rokai, plojom, buvot kaip tik pabėgęs, tai gerai. Įvedė mus į buvimą tokį su Čiurlioniu, įvedė į Čiurlionį, kurį šiandien ir visus metus, kaip žinot, mes švenčiam, o labiausiai švesim, aš paskaičiavau, kad po 2/3 savaitės. Šiandien susibūrėm čia pakalbėti apie tą šventimą. Aš esu Živilė Kropaitė, šitą renginį moderuosiu. Kodėl po 2/3 savaitės, tai dar beje tą dieną Seimo sprendimu pirmą kartą minėsim ir kultūros dieną, tai švesim Čiurlionio gimtadienį ir drauge įkvėpti kūrybos jo ir asmenybės kviesim kurti naują tradiciją. Tai kai sakau po 2/3 savaitės, tai jūs žinot, kad tikroji diena Čiurlionio gimimo yra rugsėjo 22 ir rugsėjo 19-22 dienomis visoje Lietuvoje Čiurlionio diena tampa visos kultūros švente, kaip čia ir parašyta. Tai šiandien pasikvietėm jūs susipažinti su įvairia pusė šventės programa. Nežinau, gal kai kurie iš jūsų jau išanalizavę ją labai smulkiai ir turi labai konkrečių klausimų, tai jiems irgi bus galimybė, o tiem, kurie dar nieko nežino, irgi labai koncentruotai per artimiausią valandą čia viską išgirs. Klausimų bus galimybė, tikiuosi, pabaigoje. Mes esam beje transliuojami Čiurlioniui 150 programos Facebooko paskyroje ir taip pat vyriausybės Facebooko paskyroje taip pat. Noriu pakviesti pirmą pašnekovą, laikinai pareigas einantis ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais kompozitorius Matas Drukteinis. Pasitikim jį plojimais iškart, kad būtų jaukiau. Sveiki, čia Mikalojus. Rugsėjį švenčiu savo gimtadienį. Vyks kūrybinės edukacijos, parodos, koncertai ir kiti renginiai. Lauksiu. Čiurlionio diena tampa kultūros švente. Rugsėjo 19-22 dienomis visoje Lietuvoje. Programą rasite Čiurlionį 150 LT. Tai sveiki, Matai. Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija kuruoja gausią programą. Ir kulminacija ir bus tas savaitgalis, ar ne, nežinau, ar čia galima įvardinti savaitgalis, rugsėjo 22 ir kelios dienos prieš tai. Ką čia mums svarbu žinoti?
Tai iš tikrųjų labai malonu, kad mes galime programą, šventinę šią programą pristatyti Čiurlionio namuose ir taip savotiškai šiek tiek susiliesti su šio mūsų kultūros genijaus palikimu. O iš tikrųjų, kaip ir jau matėme ekranuose, kaip minėjai, tai mes šventę pasitinkame žinute ir šūkiu, kad Čiurlionio diena tampa visos kultūros švente ir kviečiame atsiliepti, atsiverti Čiurlioniui. Ir taip mes pasitinkame 22 rugsėjo Čiurlionio 150-ąjį gimtadienį ir pirmą kartą Lietuvoje švenčiama būtent šią dieną kultūros ir kūrybiškumo dieną. Tad iš tikrųjų parengėme programą, kuri prasideda nuo 19 dienos jau penktadienio ir tęsiasi visą savaitgalį, žinoma, iki pat rugsėjo 22-osios Čiurlionio gimtadienio ir programa iš tiesų yra labai įvairi. Kai mes sakom, kad kultūros diena arba kūrybiškumo diena, ką tai reiškia mums visiems, kiek plačiai mes apie tai girdėsim, kiek plačiai įsitrauksim, ar visi kviečiami? Taip, programa vyksta visoje Lietuvoje ir iš tiesų mes siunčiame ir prisimename bene vieną svarbiausių Čiurlionio mums perteikiamų žinučių, tai apie kūrybos svarbą, kūrybos universalią idėją, kuri reikalinga mums visiems. Jos svarbą, jos reikšmę mūsų visuomeniai šiandien ir tikriausiai gražiausia dovana Čiurlioniui tai yra būtent švęsti tą kūrybą ir kūrybiškumą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Kodėl tokia forma pasirinkta? Būtent dėl to, kad Čiurlioniui ypatingai buvo svarbu, kaip jau ir Rokas užsiminė, būtent tuos mūsų kultūros luitus puoselėti. Ir tą mes turime daryti ne tik tuo metu, kai kūrėsi tas tautiškumas, kada Čiurlionis, Basanavičius ir kiti kūrė mūsų tautinės idėjas, bet ir iki pat šių dienų mes turim puoselėti savo kultūrą, ją vystyti ir būtent pakviesdami visuomenę įsigilinti ir giliau pažinti kultūrą, kūrybą, tyrinėti kūrybiškumą, tikrai galvojam, kad Čiurlionis būtų laimingas, kad pasirinkome būtent tokią jo gimtadienio ir kultūros dienos formą. Ir ponia Drukteini, mes pasakykim šiek tiek daugiau apie pačią programą, pagrindiniai šventės akcentai ir dalys, apie kurias kaip suprantu, ir jūs papasakosit, ar ne? Taip, tai aš trumpai pristatysiu programos pagrindinės dalis ir akcentus, o vėliau išgirsime keletą programos dalyvių, kurių beje iš viso yra per 200, tik tai per šį savaitgalį, kurie leis ir patirti, ir sužinosit daugiau apie tai, kas jūsų laukia nuo 19 iki 22 dienos. Tai pirmiausia, tai yra nuo penktadienio iki sekmadienio vyks edukacijų savaitgalis, kur visoje Lietuvoje turėsite galimybę užeiti į menininkų dirbtuves, stebėti gyvas repeticijas, dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, iš tikrųjų giliau pažinti tą kultūros ir kūrybiškumo geną. Ir suvokti kultūros procesus, žinoma, geriau. Ir ne tik Lietuvoje svarbiausia vyks šios kūrybinės edukacijos, bet pasklis ir pasaulyje lituanistinėse mokyklose. Dėl to tikrai džiugu, kad ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis ir netgi dar daugiau švęs šią šventę. O registracija ir programa jau prasidės šiandien, galėsite šiandien programą jau paanalizuoti mūsų internetinėme puslapyje čiurlioniui 150.lt. Taip pat vyks meninių renginių programa, taip pat apimsianti visą Lietuvą, kurioje nuo koncertų, net festivalių dedikuotų Čiurlioniui iki parodų ir kitų tarpdisciplininių pasirodymų. Renginiai skirti
Čiurlioniui pristatyti jo kūrybą, bet kartu ir šiandienos kūrėjų tiek jaunų, tiek pripažintų interpretacijos įkvėptos Čiurlionio. Ir visas šias dienas lydės ir akcija Pasveikink Čiurlionį, kur jūs visus pakviesime siųsti sveikinimo, gimtadienio laišką mūsų genijui. Taip, toliau pasklis šita šventinė čiurlioniška nuotaika po kasdienybę. Ir vienas tokių įdomiausių ir smagiausių akcentų tai yra mokyklose visų dalykų pamokos vyks pagal Čiurlionio fenomeną. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad Lietuvos švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva buvo parengta metodinė medžiaga ir visi vaikai galės tą kūrybiškumą mokyklose patirti, nagrinėti ir tyrinėti. Taip pat kviečiame ir organizacijas bei darbdavius būtent šią dieną skirti savo darbuotojų kultūros ir kūrybiškumo kompetencijų ugdymui. Taip pat LRT klasikoje bus visos dienos transliacija skirta Čiurlioniui. Vilniaus oro uostas ruošia puikią staigmeną ir irgi labai iškilmingai ir šventiškai paminės šią dieną. Taip pat tiek turime daug įvairių veiklų, kad net visų iš karto ir neįmanoma prisiminti. Labai džiugu, kad Lietuvos paštas išleido ir tą dieną pristatys pašto ženklų seriją, o Lietuvos bankas pristatys proginę Čiurlioniui skirtą monetą. Ir galiausiai šią šventinę dieną užbaigs festivalio Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina Čiurlionį gala koncertas, tikrai iškilmingas koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kuris beje bus transliuojamas ir per televiziją, o kartu su šiuo koncertu visai Lietuvai ir pasauliui esame paruošę tikrai ypatingą staigmeną, kosmišką Čiurlionio pasveikinimą. Taip, o be viso to, taip pat labai malonu, kad vyriausybėje Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė Inga Ruginienė iš tiesų pagerbs labiausiai per visą šitą 150 metų nusipelniusius Čiurlioniui, jo palikimui ir palikimo sklaidai asmenybės. Tai iš tikrųjų stengiamės ir manome, kad ši programa tikrai leis iš visų pusių patirti tą Čiurlionio laiką, susijęti Čiurlionio laiką su mūsų laiku, su šiandiena, tyrinėti save, tyrinėti pasaulį, apie ką ir kalba mūsų visų šių metų jubiliejinė programa. Ačiū labai, Matas Drukteinis, palydėkime jį atgalios, padėkokim už tokį koncentruotą pristatymą, bet dabar bus metas ir šiek tiek daugiau sužinot apie Čiurlionio gimtadienio esmines dalis. Tai pirmiausia, kaip buvo trumpai pasakyta, visų pirma, nuo penktadienio iki sekmadienio vyks kultūros ir kūrybinių edukacijų programa, toks edukacijų savaitgalis, tyrinėti, pažinti kultūros ir kūrybos procesus. Čia bus galimybė, dirbtuvės, menininkai atvers savo darbo užkulsius, susitikimai jų studijose, repeticijos, pasivaikščiojimai po teatrų užkulsius ir taip pat ne tik po parodas, bet ir miestų erdves bus Čiurlionio keliais galimybė pasivaikščiot. Tai įvairios formos leisančios geriau suvokti kūrybą ir kultūrą. Ir dabar aš norėčiau šalia savęs pakviesti Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus generalinę direktorę Dainą Kamarauskienę. Paplokim iškart pasitikdami. Ir Žemaičių dailės muziejaus direktorių Robertą Šimkų iš karto vienu sykiu. Ačiū, kad prisijungė. Daina, pirmiausia, jums mikrofonas. Papasakokit viską, ką mums reikia žinot. Neįmanoma. Aš net atsinešiau popierių, nes tikrai nebeatsimenu, taip kaip ir Matas, tikrai nebeatsimenam visko, ką vyks. Tai iš tiesų mūsų muziejui tai yra 5 lapų programa, įsivaizduojat kiek renginių ir šiandieną bevažiuojant į Vilnių gavome dar vieną pasiūlymą iš Ukrainos.
nes ukrainiečių bendruomenė kuria, Lietuvos paštas išleidžia ženklus, Ukrainos vienas klubas išleidžia Ukrainoje Čiurlionio ženklus ir tai yra labai svarbu, nes tame dalyvauja Čiurlionio giminaitis, kuris šiuo metu kariauja fronte. Tai yra Čiurlionio pusbrolio proanūkis. Ir, žodžiu, ir šiandieną tiesiog... Įtrauksit tada neišvengiamai programą, kai sakot, mes naują tiesiog pasiūlymą derimės, kurią dieną tai būtų pristatyta Kaune, mūsų muziejui būtų anspauduojami, numizmatai galėtų anspauduotis tuos nepakartojamus įvykius. Tai vat, dabar mes iš tiesų grįžtam prie mūsų programos, tai 3 parodos atsidaro 19 dieną. Ir kiek bus jos? Parodos vyks labai įvairiai, bet atsidaro, mes šįmet apimam praktiškai su tuo, kur Čiurlionis minimas visam pasauliu, mes juokiamės, kad apimėm visus žemynus, visas šalis įskyrus Arktį. Tai dabar atidarom penktadienį parodą skirtą Arkties ekspedicijai į Čiurlionio viršukalnę. Nieko savo. Ir bus pristatomas filmas ekspedicijos, tai Arktį apimėm taip pat. Taip, tikrai, net Pietų Afrikoje minimas Čiurlionis. Tai mes iš tiesų atidarom nepaprasto tokio formato, neįprasto formato parodą Pamėklių giesmės. Tai yra kartu su Šiuolaikinės muzikos festivaliu Audra rengiama paroda Kauno paveikslų galerijoje, kuri apims 8 pasaulio šalių ir Lietuvos tame tarpe šiuolaikinius menininkus, kurie kuria Čiurlionio atmosferą. Ne tiesiogiai komentuoja Čiurlionį, bet įkvėpti čiurlioniškos atmosferos. Jų nepaprastai gražus šūkis yra pakilus aukščiau, matyti geriau. Tai parodos atidarimą lydi 2 performansai, savaitgalį dar 2 performansai Lietuvos banke vyks susiję su šia paroda ir tuo pačiu bus pristatyta naujoji banko sukurta moneta. Dar trumpai pasakykim, ką reiškia, kai sakom atmosfera Čiurlionio. Kas yra ta Čiurlionio? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju. Jūs neįsivaizduojat, kas dabar verda paveikslų galerijoje, nes pirmiausiai keičiasi paveikslų galerijos architektūra, kurioje kuriama atmosfera. Tai yra tam tikra nuotaika, tam tikros spalvos, tam tikros šviesos, kurios primena čiurlioniškas nuotaikas. Tai dar tikrai nežinau, man tai yra dar labai neaišku, kas tenai vyks. Ir 3 paroda atsidaro Druskininkuose. Pirmą kartą į Druskininkus per visą memorialinių namelių istoriją atkeliauja Čiurlionio keli originalai ir paroda vadinsis Nuo Rekso iki Budos. Parodą vėl lydi aktorių Tertelių performansas, tai žodžiu laukiame Druskininkuose taip pat lankytojų. 20 dieną skirta kultūriniai edukacijai, kur vyks muziejuje turai, šeimų turai, susitikimai su kuratoriais. Visa diena skirta bus parodai Nuo gintarų iki žvaigždžių. Ir bus rodomi filmai, kurie restauruoti, senieji filmai, visi sukurti Čiurlioniui, tai ir Žebriūno, ir Dausos filmai, bus galima visą dieną žiūrėti auditorijoje filmus. Ir dabar, kad nepamirščiau, tik tai... Kokia nors dar edukacija turbūt nepaminėta, nes mes čia akcentai edukacija visą dieną neišvengiamai. Čia jau, žinokit, kitaip nebus. Ir iš tiesų šeštadienio vakarą vainikuos puikus docentės Šviesės Čepliauskaitės koncertas paskaita apie Čiurlionio kūrybos muzikinės paralelės. Tai vėlgi edukacinis toksai koncertas. O sekmadienį mes pristatom naują žaidimą, stalo žaidimą, edukacinį žaidimą, kurį ką tik tai išleido Terapublika, vakar sužaidėm 1 raundą puikiai. Labai įdomu. Tai viskas, o 21 dieną, kaip jūs sakėt, jau darbuotojams kelsim kūrybinę potenciją.
Nuostabu. Tai žaidimai irgi supratau, kad bus galimybė visiems išbandyti. Kurioje erdvėje, dar vienu žodžiu pasakykite? Pačiam Čiurlionio nacionaliniam muziejui. Kaviniai, prie kavos. Gerai, nuostabu. Kol kas labai ačiū, Daina. Robertas Šimkus, priminsiu, yra su mumis ir papasakos apie ekskursijas, pikniką. Ką dar? Čia galima irgi įvardinti kaip toks edukacijų savaitgalis? Taip, sveiki. Na, iš tikrųjų, mes Plungėje ypatingai jaučiam Čiurlionį, nes jisai praleido turbūt nebejotinai vienas gražiausių jaunystės, vaikystės dienų, po to meilės laikotarpį, tai plungiškiai labai tai vertina, mėgsta tuom didžiuotis. Na ir mūsų tikslas iš tikrųjų Žemaičių dailės muziejaus yra pabandyti sukurti, pajusti tą Čiurlionį, tą jo jausmą, ką jis galėjo jausti, kaip jis leido tas dienas. Tai mes pradėsim penktadienį ir mūsų mintis yra padaryti pietus su Čiurlioniu, tai norim pakviesti į tos pietus įvairių įstaigų, įmonių, darbuotojus, praleisti pietus ne kažkur kavinėje ar namuose, o pasiimti pietus su kolegomis, atvykti pas mus prie Kunigaikščio Oginskio rūmų, kur skambės Čiurlionio atliekama muzika, bus pasakojamos istorijos, jo prisiminimai, meilės laiškai, tai toks bus graži pradžia. Vakare, žinoma, vyksta pas mus Mykolo Oginskio festivalis ir programa bus skirta visiškai Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Tiek 19 dieną, tiek 20 dieną. Šeštadienį kviečiam į patyriminę ekskursiją, kurios metu daugiau dėmesio skirsim rūmuose ir taip pat norėsim papasakoti tas istorijas, kurios čia vyko, ką patyrė Čiurlionis, kaip jis čia leido laiką, jo prisiminimai, jo laiškai. Taip pat mes rūmuose turim pianiną, kurio tikėtina groja pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tai ekskursijos, edukacijos dalyviai turės progą išgirsti jį skambant, bus atliekama Čiurlionio muzika. Kaip ir minėjau, bus skaitomi jo laiškai. Kleopo Oginskio mintis apie tai, kaip svarbu yra remti jaunus perspektyvius menininkus, apie mecenatystę. Na ir pabaigai kviesim iš tikrųjų pasimėgauti, viena turbūt mėgstamų gėrimų kavą. Turbūt žinot, kad Čiurlionis mėgo ypatingai kūrybinio proceso metu, tai mes kviesim pasimėgauti tą kafiją, tikėtina ta kava, kurią jisai ir gerdavo, ir taip pat pasižiūrėti filmą Čiurlionio Saulė. Tai tiek šeštadienį, tiek sekmadienį kviesim visus aktyviai dalyvauti. Tai žodžiu, girdžiu, kad sunku bus nuspręsti ar į Kauną vykti, ar į Druskininkus, dar Plungė atsiranda, jaučiu, kad ir Vilniui bus ko paveikti. Na, girdėjau 200 vietų, tai iš tikrųjų turbūt kiekvienas galės pasirinkti pagal savo skonį, atstumą, bet Kaunas super. Gal net ir pats į Kauną, nei į Plungę. Na, kadangi aš žinau, jau mūsų muziejai puikiai jau būsiu pamatęs ir tikrai, ką girdžiu iš kolegų Kaune, tai tikrai wow. Gerai, tai labai ačiū Jums abiems, Robertas Šimkus ir Daina Kamarauskienė buvo su mumis, mes juos nulydėkime plojimais. Ir dar nebūkim baigę kalbėti apie edukacijas, nes turėsim galimybę pamatyti vieną iš parodomųjų edukacijų iš programos, kurią pristatys Pojūčių teatro vadovė, režisierė Karolina Žernytė, kurią irgi, kad jai būtų jaukiau, taip turbūt, kad pasitikim plojimą. Mikrofonai turėtų veikti visi, tai imkit vieną. Sveiki, labai džiugu čia būti. Aš pabandysiu parodyti, atskleisti mūsų edukacijos esmę per pojūčius. Šita edukacija buvo sukurta jau senokai, aš tiesą sakant neprisimenu kuriais metais, bet ir gerbiama Daina mus priėmė į Kauno Čiurlionio muziejų. Ir jo erdvėse jinai vyko, o edukacija ypatinga tuo, kad ji įvyko bent jau pirmaisiais kartais, ji įvyko neregiam ir silpnaregiam ir jie sudalyvavo joje užrištomis akimis ir taip pat vėliau kiti dalyviai irgi dalyvavo užrištomis akimis. Ir vienas iš tokių tikrai įspūdingų momentų buvo, kai viena iš neregių mums tiksliai nupasakojo kai kurios Čiurlionio paveikslus. Tai buvo žmogus, kuris gyvenime nėra matęs iš vis nieko ir mes galėjom tikrai pasakyti, kad įmanoma, net ir nematant, pajausti Čiurlionio kūrybą, Čiurlionio dvasią.
Taip, tikrai gerai įsigilinus. Tai aš labai norėčiau pakviesti tik tai porą savanorių. Mes jums užrišime akis, tai bus tikrai labai neilgai ir tikrai nieko baisaus ir nieko pavojingo nepadarysiu. Tai kas norėtų? Kas dar neišbandė? Gerai. Prašom. Ir dar tada aš vieną kėdę gal čia arčiau atsiprašau. Nieko jums daryti daug nereikia, visą laiką jauskit ženklus, gali būti, kad aš jūs pakviesiu atsistoti nuo kėdės ar kažkaip kalbėti. Tai... Karolina, mikrofoną prašau, gerai? Ir jums, ir pašnekovui. Ne, dabar mums reikės rankų. Taip, tai savanoriams nieko kalbėti dabar nereikės. Aš pakviesiu atsipalaiduoti, pamiršti, kad čia yra daug žmonių, bet aš jums padėsiu tą padaryti. Ir tiesiog mėgaukitės, gali būti, kad aš jūs pakviesiu nuo kėdės kažkada atsistoti, gal net atsitūpti. Tai kaip jausit? Galit pasiduoti, galit nepasiduoti tiem impulsam. Tai gerai. Tai dabar jau nieko nebegalvokit.
Ačiū savanoriam, ačiū Karolinai, paplojam labai už šitą potyrį. Dabar nereikės, bet ar yra kas taip užsimanė irgi būti jų vietoje, bežiūrėdami? Kilstelkit rankas. Matai, ne visi, bet gal kitoje erdvėje jie mažiau girdi. Tai tikrai labai ačiū. Būtų, aišku, įdomu išgirsti ir savanorių patyrimus, bet bus galimybė prie kavos. Jeigu norėsis, gerai, tai tokią galimybę paliekam ir tikrai ačiū už tokią gražią iliustraciją. Judėkim toliau, nes turim dar pasikalbėti ką apie renginių programą. Visas dienas, tai yra nuo rugsėjo 19 iki 22, Čiurlionio laiką pažinti kviečiančius šiam kūrėjui dedikuotus kultūros ir meno renginius visoje Lietuvoje norisi pristatyti. Ir norėčiau pakviesti vėl čia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų direktorių, pianistą Čiurlionio Provaikaitį, Roką Zubovą ir prie jo taip pat, kad prisėstų festivalio Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina Čiurlionio organizatorius ir meno vadovas, kuris netikėtai ir pasavanoriavo kaip tik, Justas Šervenikas. Tai irgi paplojam pasitikdami. Rokai, gal apie parodą Čiurlionio namuose pirmiausia? Aš kalbėsiu pirmas, kol Justas dar grįš iš patyriminės erdvės. Tai. Čiurlionio namai, kadangi stengiasi plačiai visomis Čiurlionio kūrybinės kryptimis pristatyti Čiurlionį, tai irgi savo savaitgalį ir savo jubiliejinę programą skirsto kaip ir 3 visas svarbiausias Čiurlionio saviraiškos formas. Mes startuojame su paroda, ją atidarome pagal seną kalendorių. Čiurlionio gimtadienį rugsėjo 10 dieną. Ir 19, 20, 21, 22 dienomis Čiurlionio namai dirbs be išeiginių dienų. Čia pas mus bus tapęs toks kaip ir informacinis centras. Ir per naktį? Ne? Jeigu bus poreikis. Poreikis pasireikštų gausiai susirinkus žmonėms. Kviečiam savanorius, registruokitės, jeigu norite dirbti naktį Čiurlionio namuose. Labai gerai, geras kvietimas. Ir sukursime parodą, aš nemanau, kad bus tokia beprecedentinė kaip Kauno, bet bus tikrai nematyta paroda jungianti Čiurlionio ir Vilniaus ženklus. Algimantas ir Tauras Kensminai, 2 dailininkai parodą kūrė. Ir jeigu apsilankysite toj parodoj Čiurlionio namuose, tai pamatysite Čiurlionio namus, kokį dar niekada tokių nesate matę. Ir pamatysite, kaip Vilnius bus tarsi apsigyvenęs viduj Čiurlionio namų per Čiurlionio vaizdinius. Ir dar tą parodą paskui praturtinsime. Ne. Turite ateiti čia. Mes šiuose namuose, žinot, mes stengiamės nepatekti į tą 21 amžiaus technologijų šurmulį, o stengiamės išlaikyti erdvę, kaip jinai buvo 20 amžiaus pradžioje. Lėta, rami, labai kūrybinga ir savo tempu judanti ir tikrai visa padaryta prisiliečiant rankomis ir širdimi. Ir pripildysim dar tą parodą Čiurlionio krikštynų metu dar ir spektaklių skirtų. Tai bus ir žodžio kūryba, ir tapybinė, vaizduojamoji kūryba Čiurlionio čia sulydyta. Vieną kartą jis bus rodomas ar nuolat kelis kartus? Mes tikimės, kad tas spektaklis bus rodomas ir rodomas, bet premjerą kaip tik skirsime Čiurlionio jau krikštynams. O jau kaip buvo minėta, Čiurlionio namai labai džiaugiasi, kad mums pavyko susitarti su Lietuvos televizija, LRT, ir visa LRT klasikos programa 22 dieną bus skirta vien Čiurlioniui. Mums pasisekė visą Lietuvą, tokia kaip ir edukaciškai, užpildyti jaunais žmonėm interpretuojančiais Čiurlionio muziką. Skambės iš eilės iš 7 skirtingų mokyklų koncertai nuo 10 iki 5. Tai mes sakome, kad mes skatinam tuos jaunus žmonės, kurie pasitiks 200-uosius Čiurlionio jubiliejinius metus, jau dabar pradėti. Kad tai jie visi vienas paskui kitą ir Šiauliuose, ir Panevėžy, ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir Vilniuje, mūsų Lietuvos muzikos gimnazijose, muzikos konservatorijose
bus tas gyvas toksai prisilietimas prie Čiurlionio per jaunuosius. Ir aišku, vakarą mes pabaigsime draugę su visa Lietuva gyva transliacija iš gala koncerto. Ir šiuo momentu tada aš norėčiau perduoti mikrofoną jau grįžusiam iš patyrimo Justui. Tikėkime, kad grįžo ir bus kuris pristatys, kadangi yra projekto Žvaigždės sveikina Čiurlionį pagrindinis iniciatorius ir projekto kuratorius ir vadovas ir visaip kitaip. Taip? Tai Justas detalės atskleis. Justas mums papasakos apie festivalio fortepijono Žvaigždės sveikina Čiurlionį koncertus. Turbūt pirmiausia, jeigu noris pasakyti kokią vieną žodį apie pojūčius, galit įžangoje irgi. Prie kavos apie pojūčius. Gerai. Festivalis prasideda keliom dienom anksčiau, jau 14 dieną, bet kalbant apie aš iš galo pasakosiu, 22 dieną galo koncertas, kuris prasidės valanda anksčiau, 6 valandą nuo LRT studijos, kur visą valandą pasakos ir pianistai, kurie gros vakare, ir žmonės, kurie daugiausiai prisidėjo prie šio festivalio įgyvendinimo, nes festivalis galvoje gimė 19 metų knygų mugėje, kada su Roku stovėjom muzikos salėje ir pradėjom galvoti praėjus tik šimtmečio šventimui su tam tikrais klausimais. Pradėjom galvoti, kad reikia labai iš anksto ruoštis Čiurlionio 150-osiams gimimo metinėms. Tai čia toksai mūsų olimpinis ciklas su Roku 6 metų užsibaigs rugsėjo 22 dieną 5 pianistų koncertu, kuriame bus, galima sakyti, visa retrospektyva Čiurlionio muzikos. Nuo pačių pirmųjų jo kūrinių koncertą dalinai užbaigs Čiurlionio fuga ir pratęs Roko toks įdomi kompozicija pavadinimu Pokalbis, kurio niekada nebuvo, kuris apjungs išdavą visos koncertinės programos. Neišduok. Šitas rašyta. Vat, ir tuo metu, tą visą savaitgalį, kiek festivalis prasideda anksčiau, bet tą savaitgalį vyks 6 miestuose mūsų koncertai. Tai Tytuvėnų festivalis, kuris pradėjo 19 metais rengti Čiurlionio gimtadienius Filharmonijoje kartu su Nacionalinė filharmonija. Mes užsuksim į Klaipėdą, į Plungę, Druskininkus, Kauną ir Vilnių. Nes Vilniuje bus dar Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje sekmadienį, dieną prieš koncertas. Visą tai lydės meistriškumo kursai, nes visos šios žvaigždės ne tik gros, bet ir dalinsi savo patirtimi įvairiuose miestuose su jaunimu, o taip pat dalis jų turės tokius apvalius stalus su meno mokyklų mokiniais, kur meno mokyklų mokiniai galės betarpiškai atsisėdę metro atstumu sužinoti, tai kaipgi ten daroma ta karjera, tai kaipgi užkariaujamos pasaulio koncertų salės. Bet ir kitų mokyklų mokiniai gal ar tik meno? Pokalbiai skirti meno mokykloms, nes yra specializuoti, susipažinti su, kaip šiais laikais veikia ir funkcionuoja koncertinio pianisto gyvenimas. Gerai, o gala koncertas, mes jau apie jį pasakėm, ar ne? Jūs sakėt, kad jis bus transliuojamas. Dar kelis žodžius apie gala koncertą. Ar galima sakyti, kad tai bus toks visiškai jau finalinis viso savaitgalio akordas? Tikrai taip, bet prieš gala koncertą nepaminėjau rugsėjo 19 Kablys. Yra tokia kultūros erdvėje, kurioje Čiurlionis Vilniuje, kur Čiurlionis suskambės dar naujomis spalvomis, instrumentais, šviesomis. O taip, 22 diena, koncertas 7 valandą vakare yra kulminacija mūsų festivalio ir galbūt dalinė kulminacija visos programos, nežiūrint tai, kad yra pirmadienis. Aš irgi, žinot, aš galvoju, kad tą pirmadienį mes sakykime, kad tai yra 8-dienis. Žinot, labai gražu pratęsti dar vieną dieną savaitgalio, nes tai yra tokia kaip dovana mums visiems. Jeigu sakom, tai yra savaitgalis, kuris trunka dar 24 valandas. Įsivaizduojat, koks geras savaitgalis. Gal čia net ir mūsų naujosioms ministrėms ir ministrė pirmininkė tas 4 dienų ciklas, ta tokia įžanga į būsimą 4 darbo dienų savaitę. Ir aš tik tai noriu pasakyti, jūs tas taip neapibendrintai, nepasakė apibendrintai, bet tai bus beprecedentinis pasaulio fortepijono žvaigždžių sąskrydis Lietuvoje. Tokio dar tikrai niekada nėra buvę, tokio intensyvaus, koncentruoto ir tokio rango žvaigždžių. Ir aš manau, kad tik tai mūsų pati didžiausioji kultūrinė vertybė
ir 6 metų Justo taip intensyviai darytas paruošiamasis darbas sugebėjo pasiekti tai, kad tiek daug iš viso pasaulio, nuo Kanados iki nežinau kur, pianistų atskrenda čia su mumis dalintis savo Čiurlionio muzikos interpretacijom ir suvokimu. Aš labai džiaugiuosi, Rokai, kad jūs tokį sureikšminantį paskutinį akcentą uždėjot. Tai yra labai svarbu, aišku, svarbu suvokti mums visiems, kad ir visas savaitgalis bus labai beprecedentis. Tai padėkokim dabar Rokui ir Justui, nulydėdami juos plojimais. Ir dar viena dalis, kurią noris aptarti, jie tikrai labai tokia visuotinė ir tikrai labai įdomiai ir norint įsitraukti skamba. Gimtadienis pasklinda kasdienybėje, kultūros diena, pamokos, taip pat čia ir apie darbdavius užsiminsim, kurie bus irgi raginami įsitraukti. Tai šią dieną mokiniai ir mokytojai visoje Lietuvoje kviečiami mokytis per Čiurlionio fenomeną pagal specialiai paruoštą pamokų turinį, pamokos su Čiurlioniu, o darbdaviai skirti irgi, kaip čia, raginami skirti visą dieną kūrybiškumo ugdymui. Tai matyt, kad tai yra toks momentas, kur tu ir pats gali savo laisvės apsibriežti, duot, ką tai konkrečiai reiškia, bet jeigu reikės idėjų, tai mes dabar galėsim šiek tiek išplėsti. Tai šią dieną gimtadienis bus ypatingai paminėtas ir Vilniaus Čiurlionio oro uoste ir dėl to aš kviečiu Lietuvos oro uostų keleivių patirties ir skaitmenizavimo departamento direktorė Nerilė Mažeikienė ir taip pat pamokų su Čiurlioniu metodologinės medžiagos rinkinio sudarytoja, viena iš autorių, kūrybingumo mokyklos atstovė Rūta Simutytė. Sveiki. Rūta, apie tą medžiagą pirmiausia gal, ne metodinę, pasakykim kelis žodžius. Tai turbūt jau keletą kartų šio pokalbio eigoje nuskambėjo Čiurlionio fenomenas, ar ne? Ir turbūt parankiausia pradėti pasakoti apie leidinį, papasakojant, kodėl mes tą leidinį taip pavadinom. Tai koduoja tikrai nemažai dalykų, tiek kas liečia kūrybingumo mokyklos praktikas. Šiandien aš atstovauju kūrybingumo mokyklą. Šis leidinys buvo didžiulis visos komandos darbas. Tuo pačiu metu tai buvo, labai unikalus ir įdomus švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sumanymas Čiurlionio gimtadienį švęsti per kūrybingą ugdymą. Tai ką turbūt norėčiau labiausiai paakcentuoti, ar ne? Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fenomenas. Kai mes kalbame apie fenomenus, kasdienėje lietuvių kalboje mes tikrai dažniausiai galvojame apie unikalius, ypatingus atvejus, kurie mus įkvepia, stebina ir yra išskirtiniai. Ir be abejo, pabrėžti Čiurlionio genialumą visada mes galime, tačiau kaip jį pritraukti prie mokyklos kasdienybės ir šiuolaikinio vaiko pasaulio tokiu būdu, kad jam tai būtų prasminga, įdomu ir įkvepiantis dalykas. Mes žinom, kad genialumas turi dvi pusės. Viena pusė yra tai, kad mes turime ko žavėtis ir stebėtis pasauliu, bet tuo pačiu metu kartais tai gali ir gluminti, kai mes norime patys kažką pradėti daryti. Tai šie pamokų rinkiniai toli gražu nėra mažųjų čiurlionistikos ekspertų rengimo mažasis vadovėlis. Ne. Tai yra pasiūlymas 10 realaus pasaulio reiškinių tyrinėti pasitelkiant Čiurlionio kūrybą, jautrumą, idėjas ir stengiantis parodyti jas kaip aktualias ir šiandien, ar ne? Tai Čiurlionį ten sutiksite minimą šalia kitų šiuolaikinių kūrėjų, šalia įvairiausių aktualijų ir parodų. Mes tikrai atlikome didžiulį lauko tyrimą apie tai, ką apie Čiurlionį kalbame šiandien ir kaip tai papasakoti moksleiviams jiems priimtinu ir įdomiu būdu. Tai leidinyje rasite pamokas skirtas visiems dalykams ir tuo pačiu metu visų amžiaus grupių moksleiviams. Tai galite įsivaizduoti, kad tai yra nemaža metodinė medžiaga, tačiau Čiurlionis joje tampa atspirties tašku giliau ir jautriau pažiūrėti tam tikrus reiškinius. Pavyzdžiui, mes Čiurlionį pažįstame per jo korespondenciją. Tai laiško temoje, ar ne, mes esame kviečiami ne tik pasinerti Čiurlionio gyvenamąją aplinką ir pasaulį, pažinti jam artimus žmonės, tačiau tuo pačiu metu reflektuoti, ar ne, ir kaip šiuolaikiniai komunikacijos būdai keičia mūsų pasaulį. Analogiškai rinkinyje yra reflektuojama ir tapatybės temos, ir ekologinės temos. Ir
turbūt kvietimas yra perimti tą čiurlionišką jautrumą ir atsispirti nuo to, kas buvo jam svarbu. Turbūt galėčiau dar šiek tiek išsiplėsti apie tai, kad žodis fenomenas koduoja ir trečią dalyką. Kūrybingumo mokykla kaip institucija labai daug metų, beveik 10-metį, turi tokį kaip ir medijuojantį vaidmenį tarp švietimo lauko ir meno ir kultūros lauko. Tai mes esame atlikę ir įgyvendinę daug projektų su šiuolaikinio meno atstovais, ar ne, turbūt daug kas žinote mūsų video pamokas. Tuo pačiu metu mes taip pat užsiimame mokytojų kvalifikacijos kėlimo mokymais ir esame į Lietuvą atvežę fenomenais grįsto ugdymo metodą. Jis yra tikrai niekuo nenutolęs nuo kūrybingo požiūrio į ugdymą, todėl nes mes laikomės tokio požiūrio, kad kūrybingiausi mes esame, kai gebame išsikelti problemą, ją atpažinti ir spręsti. Ir būtent fenomenais grįsto ugdymo metodą gali mokytojai išbandyti, jeigu kartais nuspręstų ar ne pritaikyti tai, kas yra leidinyje, taip kaip ten yra užrašyta. Ar ne? Tai tyrinėti fenomenus ir tuo pačiu metu geriau pažinti Čiurlionį ir leisti Čiurlioniui tos fenomenus taip pat atrakinti. Aš beklausydama pagalvojau, kad turbūt ne tik mokytojam ir mokiniam, bet ir tiem darbdaviam, kuriem gal trūksta idėjų, kaip tą dieną paskirti kūrybiškumui tiktų, ar ne? Aš manau, kad tuo rinkiniu tikrai gali naudotis ir šiaip žmonės, kurie norėtų praleisti gerai laiką, bet be abejo tai yra tikrai labai aukštos kokybės metodinė medžiaga. Mūsų įdirbis su mokytojais, tiek mokantis iš jų pačių, yra nugulęs tame leidinyje. Tuo pačiu metu be abejo ten yra ir įdomių idėjų, ir kūrybingų užduočių, kur tikiu, kad neretam gali kilti minčių tiesiog namuose pabandyti kažką atlikti arba tokiu būdu patirti Čiurlionio kūrybą. Gerai, labai ačiū. Nerilė, oro uostas jau yra įgyvendintų dalykų, gal pirmiausia apie juos, kokie jie? Tai su tokia pasididžiavimu galiu sakyti, kad Vilniaus Čiurlionio oro uoste yra gyvas Čiurlionis. Jau darbuojamės visus metus, metų pradžioj turėjom renginį, kurį filmavom ir transliavom per LRT. Naktis Vilniaus Čiurlionio oro uoste tikrai buvo didelis toks mum patiem pasididžiavimas ir tikrai susidomėjimas visuomenės. Šiai dienai visi, kurie keliauja, mes esam tie vartai, ar ne? Tie vartai keleiviam, kurie atvyksta pirmą kartą į Lietuvą, tie, kurie išvyksta, ar ne? Ir mes sakom, jie išvyksta ar atvyksta kartu su Čiurlioniu, Čiurlionis lydi. Skirtingos erdvėse jau galima pamatyti Čiurlionio paveikslų reprodukcijas. Turim sukūrę specialius meninės instaliacijas skaitmeniniuose ekranuose ir tam tikros erdvėse galima keliaujant tam, kad būtų mažiau streso, ramybės išgirsti Čiurlionio kūrinius. Tai su tokiu pasididžiavimu sakau, jisai šiai dienai jau yra gyvas. Vakar taip pat atidarėm viešo transporto stotelę. Tie, kurie keliauja į oro uostą, išvykimo terminalą, stotelė yra apipavidalinta Čiurlionio kūriniais ir aš sakau, tokia trumpas sustojimas, kur irgi galima susipažinti su Čiurlioniu. Tai toks, mums šitas vardas yra suteikia tokį kultūrinį ir istorinį išskirtinumą, ar ne? Nes mes atstovaujam Lietuvą, pristatom Lietuvą ir tas keleivio taškas, pirmasis prisilietimas prie Lietuvos, mes labai norim, kad būtų kartu su Čiurlioniu Vilniuje. O pavyzdžiui, jeigu kas nors atskris 22 dieną į oro uostą, visiškai nežinodami nieko nei apie Čiurlionį, nei kad tai jo gimtadienis, ar nebus taip, kad jie irgi pamatys ką nors labai įspūdingo? Tai kaip čia, į tą pačią konkurenciją Vilniui, Kaunui, Plungiai, tai mes irgi turėsim renginį keleiviam ir darbuotojam, visus kviesim išvykimo terminalą, turėsim smulkes dovanėlės, atsiminimą, prisilietimą prie Čiurlionio ir tokią noriu išlaikyti intrigą, 22 dieną, būtent per patį gimtadienį visuomeniai pristatysim vieną tokį didelį projektą, kuris bus matomas, Čiurlionis bus matomas oro uoste. Bet nesakot nieko daugiau, tik bus matomas. Labai noriu išlaikyti intrigą, kad būtų įdomiau. Šiaip tikrai kviečiu darbdavius. Labai graži šventė, labai gražus metai, tai yra Lietuvos genijus. Tikrai panaudoti tą dieną, išnaudoti dieną kūrybiškumui, susėsti su darbuotojais, pasikalbėti apie kūrybiškumo, pasidaryti pamokas, paskaitas.
nes tai yra, tai, kuo mes galim didžiuotis, ne, Lietuvos dalis, Lietuvos genijus, tai švęskim visi. Toks lik ir tik to akcentas visai pabaigai, bet pagalvojau, ar nėra, ką dar mes būtumėm pamiršę šitam visam sukūrį. Man atrodo, sudėjom gerus akcentus ir tada aš jums dabar padėkosiu abiems ir paraginsiu, kad ir visi kiti padėkotumėm. Nerilė Mažeikienė buvo su mumis ir taip pat Rūta Simutytė. Ir turbūt, kad dabar būtų metas, jeigu kuriam nors iš kalbėjusių būtų kilęs koks klausimas, jeigu jūs, nežinau, mes turėsim mikrofoną vaikščiojantį, pakeltumėt ranką. Aš iškart pasakau, kad žiniasklaidai bus galimybė vėliau pasikalbinti, tiksliau ne vėliau, o iš karto po šito renginio individualiai pašnekovus, bet jeigu yra koks nors bendras klausimas apie programą, jos reikšmę, detalės, logistiką, dabar yra tas metas, kai visi svarbiausi žmonės yra čia šitam kambarį ir kviečiu tą galimybę pasinaudot. Jėga. Sveiki, vakaras Angelis BNS. Vienas smulkus klausimas, tą finalinį koncertą per LRT televiziją transliuos ar ne? Pasitikslint norėjau. Pasitikslinam, bet pasitikslinam duodami mikrofoną. Per radiją ir LRT Plus kanalą. Per LRT Plus kanalą ir per LRT radiją. Gerai. Dar koks nors pasitikslinimas arba reikšmės klausimas? Ieva Radzevičiūtė, LRT klasika. Turiu Matui Drukteiniui klausimą apie kultūros dieną. Tai aš teisingai suprantu, kad ji dabar bus minima kasmet, tik tai, galbūt nebūtinai visada susieta su Čiurlioniu, atsispiriama tiesiog nuo šio jubiliejaus. Mes duodame pirmąjį impulsą, nėra tokio oficialaus dar sprendimo, kad ji bus kažkaip nacionaliniu mastu minima, bet būtent norime, kad jinai būtų kultūros ir visų tokių žmonių potyrio šventės, kad visi jaustų prasmę ir poreikį tą dieną būtent eksploatuoti tą kultūrą, kūrybiškumą, kūrybos pažinimą ir iš tikrųjų, kad galbūt čia netgi būtų tas išskirtinė šventė, kur ateitų iniciatyvos visoje Lietuvoje ir užsienyje, ne iš viršaus, ne iš valstybės pozicijų, bet kaip tik kiltų iš visų bendruomenių. Ir žinoma, tikiuosi, kad mums pavyks išplėtoti ir tikrai tą šventę jau įtvirtinti tą tradiciją ir nacionaliniu mastu tiek bendruomeniškai, tiek valstybiniu. O kada nors ir laisvadieniu paversti, ar ne? Galbūt galiausiai. Gerai, ačiū. Dar kas nors? Antrame kambaryje yra vienas klausimas, nežinau, kiek sieks mikrofonai. Kvietimą, dar pakviesime kokį nors miestą, kur irgi bus Čiurlionio reikalai. Aš išdrįsiu ateiti vis dėlto, nes taip kukliai stovėjau, žinote, esu Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus direktorė. Esam muziejus dabar visose propultise ir darbuose, nes rengiam parodą Čiurlionis Vilniuje. Ir galbūt ta informacija mūsų dar taip plačiai nepasklidusi, bet, kai parodą rengi, tai dienos naktisgi yra. Tai rugsėjo 18 dieną muziejuje atidarome parodą Čiurlionis Vilniuje, labai to džiaugiamės. Iš tikrųjų, paroda bus be galo įspūdinga, interaktyvi, norėjusi tokios parodos, kuri būtų ne tokia moksliškai akademiška, norėjusi, kad būtų interaktyvi, kad būtų patraukli vaikams, moksleiviams, bus ir instaliacijų ir norėjom, kad tokia kūrybiška būtų. Tai tikrai tikiuosi, kad visi, kurie ateis į šitą parodą, tikrai pamatys, kaip Čiurlionis gyveno Vilniuje, susipažins su jo geriausiais draugais ir bičiuliais, pamatys, kur jisai gyveno, ką jisai veikė, susipažins, kokie koncertai vyko tuo metu, kokiuose jisai koncertavo. Taip pat ir aišku, būtinai, kadangi esame muzikos muziejus, būtinai kalbėsime ir akcentuosime būtent muzikinę Čiurlionio kūrybą. Imsime tuos kūrinius, kurie buvo sukurti būtent tuo laikotarpiu, kai jisai gyveno Vilniuje, arba truputėlį jau buvo tas posūkis į Vilnių, jau buvo įvykęs 7 metais. Tai tikrai tikimės, kad paroda visiems bus įdomi ir tikrai visus labai kviečiu rugsėjo 18 dieną, 6 val. Atidarymą, o rugsėjo 19 dieną, taip, iš tikrųjų mes irgi startuosime su plačia edukacinė programa ekskursijom ir tikrai rugsėjo 22 dieną tikrai mes švęsime gimtadienį, iššvęsime ne tik
ne tik lankytojai mūsų švęs, bet tikrai manau, kad visas muziejus tuo metu bus švenčiantis ir manau, kad tikrai bus be galo įspūdinga diena. Tai tikrai ačiū labai, kad taip leidom jums išdrįsti. Tai ačiū. Ačiū labai už šitą išdrįsimą. Paroda išvakarėse gimtadienio. Matas Drukteinis dar turi paskutinę žinutę. Paskutinę žinutę dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tų renginių yra begalės, kas vyks. Ir čia galėjome tik tai pristatyti trumpai keletą, bet iš tikrųjų įvairiausių patirčių jūsų laukia. Bet ypač norim itin padėkoti ir dėl renginių, ir edukacijų visoms Lietuvos kultūros organizacijoms ir menininkams, iš tikrųjų, kurie gana operatyviai prisijungia ir entuziastingai prisijungia prie šitos idėjos. Ir mes labai beproto vertiname jų visų indėlį. Ir visi kartu iš tikrųjų galime kurti šią šventę. Ko ir palinkėsiu. Ačiū, graži padėka. Norisi, kad šeimininkas renginio, kuris pradėjo ir užbaigtų. Aš jums turiu vieną tokį finalinį klausimą. Jis nėra niekaip paruoštas, tai tikiuosi, kad neišsigasit. Bet jeigu, tarkim, žmonės, moksleiviai, darbdaviai iki šiol mažai ką žinojo apie Čiurlionį. Moksleiviai, nežinau, ten jūra, miške ir tarkim viskas. Ką norisi, kad po šitos gimtadienio šventės dar labiausiai visi sužinotų apie Čiurlionį, kokį nors vieną aspektą, vieną mintį, ką dar reikia taip plačiai mums apie jį paskleisti ir pasakyti, kad dar būtumėm tokie labiau išprusę ir suvokiantis, kokį žmogų turėjom savo šalyje. Aš manau, kad čia nepaprastai gražiai suformuotas tas savaitgalis būtent tuo, kad mes turime kažkaip nesukišti Čiurlionio vien į muziką, ar vien į dailę, ar vien į lietuviškos tapatybės sukūrimą, ar vien į mūsų valstybės. Žinot, tiek yra daug skirtingų Čiurlionio aspektų, kad tas priėjimas jo per atvirą kūrybą, per atvirą kūrybingumą, per tai, kad nėra sienų. Sienas mes patys pasistatome. Čiurlionis yra tas genijus, kuris sako, sienų nėra. Limitų nėra, uždarų erdvių nėra. Jeigu tu iš tikrųjų esi kūrybingas, visa kūrinyje yra tavo draugai. Tai tas Čiurlionio atvirumas ir praeičiai, ir ateičiai, ir kosmosui, ir mažai gėlytei turėtų būti ta žinutė, kurią mes galėtume visiems ištransliuoti, kad visi jaustumėmės laisvi ir atviri priimti pasaulį, koks jis yra, ir matyti jame grožį, harmoniją ir kūrybingumą. Labai gražiai pakalbėjote. Ačiū labai, Rokas Zubovas. Ir mūsų turbūt visų čia susirinkusių irgi tokia misija skleisti šitą žinią kuo plačiau apie gimtadienį artėjantį, kurį, kaip sakėm, jau daug kartų švęskim. Jis po kiek daugiau negu 2 savaičių. Jeigu reikia, pasikalbėkit dar mažose ratuose čia, kokiu nors sklaidos idėjų, tai yra dar kavos, yra šiek tiek užkandžių, nepabėkit. Tiem, kas nori atskirai pasikalbėti su pašnekovais, tai irgi dabar tas metas. Tai ačiū labai visiems už tai, kad skyrėt šitą rytą Čiurlioniui ir geros šventės. Ačiū labai.